Sakoma, kad kokią kryptį pasirinktum, visada atsiras tas, kuris pasakys, jog esi neteisus. Visada iškyla sunkumų, kurie vilioja tave patikėti, jog tavo kritikas yra teisus. Veiksmų plano sudarimas ir jo laikymasis iki pabaigos reikalauja drąsos. Neabejoju, kad mūsų komanda buvo drąsi, bei tikiu, kad tokia ir išliks. Noriu nuoširdžiai padėkoti kiekvienam iš jūsų, mūsų socialiniams partneriams, mūsų bendruomenėms, visiems aktyviai padėjusiems policijai vykdyti prevencinį darbą, įsitraukusiems į saugios aplinkos kūrimą, kartu ieškojusiems kuo efektyvesnių būdų kurti saugią Kauno apskritį. Ačiū Jums! Jaučiame, kad mūsų bendri darbai turi grįžtamąjį ryšį. 2015 metais atliktos gyventojų apklausos rezultatai rodo, kad 70% apklausoje dalyvavusių Kauno apskrities gyventojų pasitikė policija. Šis stabiliai aukštas pasitikinčių policijos skaičius įpareigoja kelti savo aukštus reikalavimus, teikiant gyventojų lūkesčius atitinkančias paslaugas. Verta paminėti, kad 80% apklausos duomenimis Kaune jaučiasi saugus. Todėl šis išties geras įvertinimas mus visus dar labiau skatina įgyvendinti jūsų lūkesčius. Praėjusieji metai prabėgo greitai ir vėl buvo daug permainų, daug pertvarkų, tačiau mūsų komanda kryptingai dirbo, veiklą orientuodama į operatyvų reagavimą į gyventojų pranešimus, teikiamų paslaugų prieinamumą, veiksmingą kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminį tyrimą, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų tyrimą, eismo įvykiuose žuvusių asmenų skaičiaus mažinimą. Dirbdami nepamiršime ir kitų mums visiems svarbių sričių. Pareigūnai aktyviai stengiasi užkirsti kelią neteisėtam akcizais apmokestinamų prekių disponavimui, daug dėmesio skiria eismo dalyvių sąmoningumo ugdymui, siekia sėkmingai užtikrinti naujos valiutos įvedimą Lietuvoje. Nuolat stengiamės atsižvelgti jūsų nuomonę, jūsų išreikštas pastabas bei pastebėjimus, kurie atsiskleisdavo ne tik susitikimo metu, bet ir pareigūnų vykdytose apklausose. Mums buvo svarbus glaudus bendradarbiavimas su jumis, siekiant kurti saugesnę Kauno apskritį. Praeitais metais, tobulindami struktūrinių padalinių veiklos organizavimą, siekdami efektyviai ir racionaliai paskirstyti turimus resursus, žmogiškosius išteklius, peržiūrėjome ir restruktūrizavome savo veiklos padalinius. 2014 metais, įvykus kriminalinės policijos padalinių reformai, nuo 2015 m. sausio 1 dienos Kauno apskrityje pradėjo funkcionuoti įsteigtos kriminalinės policijos valdybos, žvalgybos, organizuoto nusikalstamumo tyrimo, sunkių nusikaltimų tyrimo, nusikaltimų nuosavybei tyrimo, ekonominių nusikaltimų tyrimo, specialių užduočių. Taip pat įsteigtas kriminalinės policijos informacijos analizės skyrius. Centralizavus ikiteisminio tyrimo organizavimą ir paskirstimą pagal kompetenciją perimus šiems padaliniams iš Kauno apskrities policijos komisariato tirti nusikalstamas veikas, pagerėjo nusikalstamų veikų tyrimo kokybė. Racionaliau panaudojami turimi žmogiškieji, finansiniai ir techniniai ištekliai. 2015 metais taip pat rengėme projektus dėl vieningo operatyvaus valdymo padalinio įsteigimo, dėl prevencijos padalinių veiklos tobulinimo, Kauno miesto policijos komisariatuose, dėl administravimo padalinių pareigybių mažinimo, jų centralizavimo. Šiomis reformomis stengiamės, kad policija mažesnėmis sąnaudomis dirbtų profesionaliau, kad piliečių aptarnavimas būtų kokybiškas, kad būtų formuojama vieninga veiklos praktika. Vykdant operatyvaus valdymo padalinių reformą, palaipsniui atsisakoma budėtojų dalių miesto komisariatuose. Planuojame, kad šią optimizavimo programą įgyvendinant baigsime jau šių metų pirmąjį ketvirtį. Siekdami užtikrinti galimybę asmenims į policiją kreiptis bet kuriuo metu, prie Kauno apskrities policijos komisariato įėjimo durų numatėme įrengti pagalbos mygtukus, kuriais būtų galima nemokamai susisiekti su Kauno apskrities VPK budėtojui ir pranešti apie pagalbos poreikį. Valdydami pajėgas iš vieno padalinio mažinsime reagavimą į įvykius trukmę bei efektyviai ir racionaliai panaudosime pajėgas. Nuo spalio 1 dienos įgyvendiname naują viešosios policijos veiklos modelį. Kauno miesto Panemunės policijos komisariate įgyvendinamas apylinkės inspektorių ir nepilnamečių reikalų specialistų veiklos eksperimentas, kurio tikslas ne tik tobulinti darbo procesus, diegti elektroninio valdymo sistemas ir tobulinti viešosios policijos prevencijos padalinių veiklos mechanizmą, bet ir kurti efektyvų teritorinės policijos įstaigos prevencijos padalinio veiklos modelį. Didžioji dalis pareigūnų savo funkcijas atlieka ne kabinetuose, o dirbdami savo prižiūrimoje teritorijoje, patruliuojant ir pavedimus į savo vadovų gaunant informacinių sistemų pagalbą. Džiaugiamės, kad nebereikia gyventojų kviestis į policijos komisariatus ir ten priimti sprendimus. Visą tai pareigūnai gali atlikti asmens gyvenamojoje vietoje ar tiesiog įvykio vietoje. Panemunės policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje padaugėjo policijos ekipažų gatvėse, apie 40% sutarpėjo pareiškimų, pavedimų, išpildymo terminai.
Jau sulaukėme ir bendruomenių bei savivaldos atstovų atsiliepimų, kuriais šis naujasis veiklos modelis vertinamas teigiamai. Todėl jį šiais metais planuojame įgyvendinti ir kituose padaliniuose. Vadovybės iniciatyva, ieškant galimybių kuo efektyviau ir operatyviau reaguoti į pranešimus apie nusikalstamas veikas, 2015 metais Kauno apskrities vyriausiame policijos komisariate sukurtas naujas padalinys – nusikalstamų veikų registravimo skyrius. Padalinio pareigūnai operatyviai išvyksta į įvykių vietas, su jais kartu vyksta ir kriminalistinių tyrimų valdybos specialistai. Įvykio vietoje atliekami visi veiksmai susiję su pėdsakų paieška bei pėdsakų paėmimu. Gyventojai ištisą parą gali atvykti į padalinį, čia pranešti ne tik apie galimai padarytus nusikaltimus, bet ir patys surašyti ir pateikti skundus. Pranešti apie prarastus, pagrobtus daiktus, dokumentus. Skyriuje dirbantis pareigūnai atlieka ir ikiteisminius tyrimus pagreitinto proceso tvarka. Šis padalinys unikalus tuo, kad jame ikiteisminiai tyrimai atliekami ypatingai greitai ir dažnai netrunka net 24 valandų. Praeitais metais šio padalinio pareigūnai pagreitinto proceso tvarka į teismą perdavė 93 baudžiamąsias bylas. Iš jų net 60 ikiteisminių tyrimų buvo pabaigta trumpiau nei per 24 valandas. Pasiekti tokį ekonomišką ir efektyvų procesą pavyko su Kauno apylinkės prokuratūros, prokuroro palaikymu ir jų idėjomis. Matome, tokių tyrimų ekonomiškumas palyginant su įprasta tvarka atliekamais tyrimais. Vienos dienos tyrimas 9 eurai, 14 dienų 128 eurai, 3 mėnesių tai 567 eurai. Charakterizuojant kriminogeninę situaciją, verta paminėti, kad 2015 metais Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje užregistruota daugiau nei 13 tūkstančių nusikalstamų veikų. Tai 9% mažiau lyginant su 2014 metais. Geriausiai nusikalstamas veikas tirti sekėsi Panemunės, Kaišiadorių rajono Žaliakalnio ir Jonavos rajono policijos komisariatos. Mūsų prižiūrimos teritorijos tapo saugesnės, mažiau nusikalstamų veikų registravimo Dainavos, Kauno rajono ir Kėdainių rajono policijos komisariatas. Kauno apskrityje beveik trečdaliu sumažėjo nusikalstamų veikų susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Ketvirtadalis sumažėjo sukčiavimu. Taip pat pastebime, kad sumažėjo viešosios tvarkos pažeidimų, plėšimų, automobilių vagysčių. Deja, tačiau daugiau užregistravimo smurto artimoje aplinkoje atvejų. Taip pat sumažėjo nužudymų bei netikrų pinigų realizavimo atvejų. Per 2015 metus ištirta 6500 nusikalstamų veikų. Pareigūnų profesionalaus ir intensyvaus darbo dėka iš 33 įvykdytų nužudymų 31 nustatyti įtariamieji. Patyrę pareigūnai po kruopštaus tik pusmetį trukusio tyrimo teismui perdavė Kauno rajone nužudytų 2 asmenų žurnalistės ir su ja buvusio vyro bylą. Iš 39 sunkių sveikatos sutrikdymų ištirti 33. Atkaklaus darbo dėka 2015 metais užbaigta ir Kauno apygardos teismo atiduota didelį atgarsį visuomenėje sukėlusi Jonavos mažametės byla. Vykdant nusikalstamų veikų tyrimą, Kauno apskrities policija sėkmingai bendradarbiavo su kitų valstybių teisėsaugos institucijomis. Per 2015 metus nustatyti rasti 38 asmenys pasislėpę nuo policijos kitose ES valstybėse. Vienas iš jų 12 metų nuo teisėsaugos už plėšimą ir išžaginimą besislapstęs vyras, kurį kriminalistai parsivežė iš Dublino. Išties aktyviai bendradarbiauta su įvairių ES šalių pareigūnais, iš kurių daugiausia su Vokietijos ir Prancūzijos. Bendrame Europolo, Prancūzijos žandarmerijos ir Kauno kriminalistų tyrime Kauno pareigūnai sulaikė 2 asmenys, kurie veikia organizuotoje grupėje ir Prancūzijoje vykdė vilkikų ir jų puspriekabių vagystes. Iš viso buvo pavogti 26 vilkikai, kurių vertė rinkoje per 1 300 000 eurų. Praėję metai pasižymėjo stiprių smūgių Lietuvos ir tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui gausa. Kauno apskrities kriminalistų sėkmingai realizuoto ilgalaikio tyrimo dėka į Lietuvos bei užsienio valstybių miestų gatves nepateko net 374 kg gryno kokaino, kurie buvo išradingai slepiami tarp 360 tonų anglių, po gabaliuką perinktų pareigūnų rankomis. Akmens anglis išrinkus kokainą buvo sunaikinta. Po išsamaus tyrimo sulaikyta dar viena grupuotė, kurios nariai įtariami subūrę nusikalstamą susivienimą bei organizavę stambaus masto hašišo ir amfetamino kontrabandą į Skandinavijos bei kitas ES šalis. Sulaikyta per 10 asmenų. Tyrimo metu rasta tiek narkotinių medžiagų, tiek ir šaunamųjų ginklų. Iš viso buvo surasta 8 kg amfetamino, 1,6 kg hašišo, 8,9 kg marihuanos. Bendra šių narkotinių medžiagų vertė beveik 200 000 eurų.
Aptikome ir kanapių auginimo plantaciją bei amfetamino laboratoriją. Iš viso 2015 metais mūsų pareigūnai iš nelegalios apyvartos paėmė narkotinių medžiagų, kurių bendra vertė daugiau nei 14 milijonų eurų. 15 metų sausio 1 diena Lietuvoje įvesta nauja valiuta – euras. Kaip ir kiekvienam gyventojui, taip ir policijos pareigūnams tai tapo nemažu iššūkiu, kuriam buvo atsakingai ruoštis. Jau pirmomis metų dienomis nusikaltėliai, pasinaudodami gyventojų nepatyrimu, pradėjo platinti netikrus pinigus. Tačiau pareigūnai dėjo visas pastangas, kad kelias netikrų pinigų plitimui būtų užkirstas. Atliekant ikiteisminius tyrimus nustatyta, kad Kaune ir visoje Lietuvoje plintantis netikri 500 eurų banknotai galimai padirbinėjami Lietuvoje. Nedelsiant buvo sudaryta tyrimo grupė, kurios dėka buvo nustatyti ir sulaikyti asmenys gaminę ir platinę netikrus 50 eurų banknotus. Sulaikymo metu rasta ir paimta virš 350 vienetų pagamintų ir paruoštų paleisti apyvarton netikrų banknotų. Netikri eurai platinti visoje Lietuvoje. Iš viso iš apyvartos paimta 510 vienetų padirbtų 50 eurų nominalo banknotų ir 92 vienetai padirbtų 100 eurų nominalų banknotų. Europolo duomenimis Europoje iš viso buvo užregistruotas 717 vienetų 50 eurų banknotų ir beveik 4100 eurų banknotų, kurių klastojimo požymiai atitiko Lietuvoje pagamintų kupiūrų. Iš tiesų džiaugiamės, kad siekdami sėkmingai užtikrinti euro įvedimą, taip ir padarėme. Nebuvo registruotas ne vienas plėšimo atvejis naujos valiutos inkasavimo metu. Taip pat 2015 metais iš vienos Lietuvoje veikiančios bendrovės paėmėme virš 200 tonų suklastotos automobilių variklinės salyvos Castrol, paruoštos realizacijai. Vėlesnio patikrinimo metu iš tos pačios įmonės paėmėme didelį kiekį suklastotų automobilinių uždegimo žvakių Bosch, įvairių lempučių Osram. Visų prekių vertė viršė 250 000 eurų. Tuo apsaugom Lietuvos žmonės nuo suklastotų produktų. Siekiant užkardyti akcizais apmokestinamų prekių apyvartą, nustatyta grupė asmenų, kurie gabeno kontrabandinės cigaretes. 7 asmenys iš vilkiko į sandėlį krovė 350 000 pakelių kontrabandinių cigarečių, kurių bendra vertė daugiau nei 800 000 eurų. 15 metais apskrities policija pagrindinį dėmesį skyrė operatyviam ir greitam reagavimui į gyventojų pranešimus. Užregistruota beveik 10 000 daugiau pranešimų. Iš viso 122 525 pranešimai apie įvykius. Policijos elektroninių paslaugų sistemoje e-policija registruota beveik 3 000 pranešimų. 15 metais užregistruota beveik 16 000 administracinių teisės pažeidimų. Metai prieš tokių pranešimų registravome 1000 daugiau. Užregistruota daugiau nei 13 000 nusikalstamų veikų. Šis skaičius jau keletą metų išlieka stabilus. Laiku gavę operatyvius piliečių pranešimus apie daromus nusikaltimus, patrulių rinktinės pareigūnai karštais pėdsakais atskleidė 2071 nusikalstamą veiką, tai ne 200 daugiau nei anksčiau, ir sulaikė 2411 nusikaltimų padarimo įtariamus asmenys, ne 300 daugiau nei anksčiau. Mūsų pareigūnai 1123 kartus vyko į įvykius apie žmogaus sveikatai, gyvybei ar didelės vertės turtui gresiantį pavojų, į kuriuos reaguojama per 12 minučių. 19 000 kartų vykome į įvykius, kuriuos reaguojama iki 20 minučių. Ir daugiau nei 60 000 vykome į įvykius, į kuriuos atvykti turime iki valandos. Migracijos skyriaus darbuotojai aptarnavo per 130 000 piliečių, kuriems išdavė beveik 100 000 asmens dokumentų. Sulaukėme ir daugiau nei 8 000 pareiškimų dėl leidimų ginklams. 2015 metais Kauno apskrityje 589 masiniuose renginiuose buvo užtikrinta viešoji tvarka. Mes skaičiuojame, jog šių renginių metu sulaukta daugiau nei 1,5 milijono žiūrovų. Policijos pareigūnų profesionalus darbo dėka viešoji tvarka jų metu buvo užtikrinta. Kauno apskrities policijos aptarnavimo teritorijoje įrengtos 86 vaizdo stebėjimo kameros, iš jų 56 Kaune. Vaizdo stebėjimo kamerų rengimas ne tik sustiprina gyventojų saugumo jausmą, bet ir palengvina viešose vietose vykdomų teisės pažeidimų prevenciją ir jų atskleidimą. Vien Kaune vaizdo kamerų pagalba užfiksuota daugiau nei 600 pranešimų apie teisės pažeidimus. Pastebime, kad tose vietose, kuriuose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, mažėja tiek nusikalstamų veikų, tiek administracijos teisės pažeidimų. Situacija apskrities keliuose išlieka sudėtinga ir neraminanti. Iš viso Kauno apskrityje per 2015 metus užregistruoti 697 eismo įvykiai. Nors mums pavyko sumažinti žuvusių eismo įvykių metų skaičių daugiau nei 5 iki 39,
tačiau tiek pat penktadaliu išaugo sužeistųjų skaičius iki 845. Pastebime, kad pagrindinė eismo įvykių priežastimi išlieka nustatyto ir saugaus greičio nesilaikymas ir nepasirinkimas. Jaučiame žemą eismo dalyvių drausmės ir kultūros lygį kelyje bei dažną pačių pėsčiųjų pareigos nebuvimą. Fiksavome beveik 24 000 nustatyto greičio viršymo atvejų. Eismo saugumo stiprinimas išliks ir 2016 metų mūsų prioritetinė veiklos sritimi. Ir toliau kartu su savivaldos atstovais, socialiniais partneriais ieškosime naujų formų, sieksime, kad gatvėse būtų kuo daugiau šviesių perėjų, greičio mažinimo kalnelių, kad mažėtų tiek žuvusių, tiek sužeistųjų skaičius. Kauno apskrities policija 15 metais aktyviai vykdė ir prevencinės priemonės, kuriant saugesnę aplinką prižiūrimoje teritorijoje. Ne vienerius metus besitęsiantis aktyvus bendradarbiavimas prevencijos srityje su įvairiais socialiniais partneriais, savivaldos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo atstovais, gyventojais sudarė sąlygas efektyviau įgyvendinti prevencijos programas, įvairius projektus, skirtus nusikalstamumui mažinti ir saugiai aplinkai kurti. Pernai, mažindami nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų skaičių, siekdami užtikrinti gyventojų saugumą ir saugios aplinkos kūrimą, sulaukėme didelės savivaldybių paramos. Kauno apskrities policijos pareigūnai vykdė 14 metais parengtą ir tik 15 metais pradėtą gyventi programą Saugi Kauno apskritis, prie kurios sėkmingo įgyvenimo prisidėjo ir Kauno apskrityje esančios savivaldybės. Jos finansavo programas, pagal kurias lėšos buvo numatytos viešosios tvarkos užtikrinimui, prevenciniai veiklai. Įgyvendinant prevencinį projektą Saugi Kauno apskritis buvo siekiama aktyvinti vietos gyventojų bendruomeniškumą, pažadinti jų neabejingumą, įtraukti bendruomenę į teisėtvarkos problemų sprendimą, gerinti bendradarbiavimą, policijos įvaizdį, pasitikėjimą ir saugios kaimynystės propagavimą. Mūsų prižiūrimoje teritorijoje praeitais metais susitikimų ir vykdytų apklausų metu buvo nustatytos daugiau nei 200 problemų, iš kurių 3/4 buvo išspręstos. Kauno Šventojo Arkangelo Mykolo Įgulos bažnyčioje surengėme padėkos vakarą, kurio metu padėkojome aktyviausiams mūsų policijos rėmėjams. 100 jų gretos pasipildė būtent 15 metais. Policijos pareigūnai bendradarbiavo ir su daugiau nei 200 jaunųjų policijos rėmėjų. Džiugu, kad kasmet mūsų pagalbininkų ratas vis plečiasi. Nors bendruomenės pareigūnai savo veiklą pradėjo 14 metais, tačiau 15 metais balandžio mėnesį Kauno apskrityje buvo įkurtas pirmasis Lietuvoje savarankiškas bendruomenės pareigūnų veiklos skyrius. Praeitais metais jie vykdė tiek prevencinės švietėjiškas, tiek prevencinės policinės priemonės. Atsižvelgdami bendruomenę įsakytas konkrečias problemas, susitikimų su gyventojais metu ar organizuoto apklausų metu. Per metus suorganizuota bei 400 susitikimų, ko pasekoje pasirašyti dar 28 saugios kaimynystės grupių susitarimai, įkurtos dar 66 saugios kaimynystės grupės. Rezultatai džiugina, todėl bendruomenės pareigūnų veikla ir toliau bus siekiama įtraukti kuo daugiau visuomenės narių į viešosios tvarkos saugojimo ir savo gyvenamosios, darbo ar kitokios buvimo aplinkos saugumo stiprinimą. Šiandien Kauno apskrities vyriausiame policijos komisariate dirba 1708 darbuotojai, iš jų 1459 policijos pareigūnai. Laisvos yra 243 pareigybės. Kriminalinės policijos padaliniuose dirba 686 pareigūnai, viešosios policijos padaliniuose 739. Apie 40% bendro policijos pareigūnų skaičiaus sudaro moteris. Virš 1000 pareigūnų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, iš jų virš 800 turi aukštąjį teisinį išsilavinimą. Praėjusiais metais iš tarnybos dėl įvairių priežasčių atleisti 139 pareigūnai, priimti 76. Šiuo metu administravimo padaliniuose dirbančių darbuotojų dalis sudaro 14,5% bendro darbuotojų skaičiaus. 2015 metais buvo pradėta administravimo padalinių reforma, kurios eigoje atsisakyta perteklinių funkcijų, panaikinti policijos komisariatuose administravimo funkcijas vykdė organizaciniai padaliniai. Šiuo metu per pusę yra sumažėjęs policijos komisariatuose administravimo funkcijas atliekančių pareigybių skaičius. Priėmę šį sprendimą, kiekvienais metais sutaupysime apie 280 000 eurų. Pinigai bus naudojami pareigūnų atlyginimams didinti. Administravimo padalinių reforma bus tęsiama 2016 metais pagal policijos departamento planuojamus optimizavimo ir centralizavimo procesus centriniuose padaliniuose. Vienas iš personalo vadybos prioritėtų – investicija į darbuotojus. Stengiamės, kad maksimaliai būtų išnaudotos visos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo galimybės,
Ypač didelis dėmesys skirtas policijos pareigūnų profesionalumo gerinimui. Šių pastangų dėka praėjusiais metais kvalifikaciją kėlė daugiau nei 80% darbuotojų. Investuojame ir į jaunus žmonės, kurie studijuoja ir yra pasirinkę policijos pareigūno profesiją. Praėjusiais metais pas mus praktiką atliko 110 studentų iš įvairių Lietuvos universitetų ir kolegijų. Bendradarbiaudami su Mykolo Riomerio universitetu ir formuodami būsimų pareigūnų profesinius įgūdžius, taikėme novatoriškus sprendimus. 100 studentų laisvų nuo paskaitų metu buvo pakviesti kartu su policijos pareigūnais atlikti policinės funkcijas. Tai yra stebėti ir betarpiškai dalyvauti įvairiose darbinėse situacijose, tiek patruliuojant, tiek reaguojant į įvykius, bendraujant su pažeidėjais. Kauno apskrities policijoje stažavos ir studentai iš įvairių užsienio šalių. Norėdami į sistemą pritraukti kuo daugiau jaunų ir išsilavinusių žmonių, aktyviai populiariname policijos profesijas mokymo įstaigose masinių renginių metu. 2015 metai buvo išskirtiniai tuo, kad nemažas darbas nuveiktas gerinant darbo sąlygas ir policijos įvaizdį. Daug dirbta siekiant, kad gyventojai turėtų galimybę atvykti į modernias policijos darbo patalpas ir būti aptarnauti naudojant pačias moderniausias technologijas. Praėjusiais metais naujame pastate veiklą pradėjo Kauno miesto Santakos policijos komisariatas. Iki metų pabaigos atlikti pagrindiniai darbai renovuojant Panemunės policijos komisariato patalpas. Jau priimti ir įgyvendinami sprendimai, kurie leis pradėti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato centrinio pastato kapitalinio remonto darbus. Yra baigiami darbai siekiant atsisakyti patalpų, kurių eksploatavimas yra ekonomiškai nenaudingas. Praėjusiais metais atnaujintas Kauno apskrities policijos automobilių parkas. Gauti 55 nauji automobiliai. 46 automobiliai buvo gauti iš policijos departamento, dar 9 automobiliais atsinaujinti padėjo Kauno ir Kauno rajono savivaldybės. Taip atsirado galimybė atsisakyti dalies senų automobilių. Manau, kad Kauno apskrities policija 2015 metais įnešė savo indėlį į ateities policijos vizijos kūrimo Lietuvoje bendrą darbą. Ir toliau mūsų siekiai išlieka tie patys – tobulėti, kurti ir dėkti naujas darbo formas, kad policijos pareigūno profesija taptų prestižinė, o visuomenė mumis dar labiau pasitikėtų. 15-ieji finansų valdymo prasme buvo pakankamai sėkmingi. Metus pavyko baigti įvykdžius visus finansinius įsipareigojimus. Baigdamas noriu akcentuoti, kad Kauno apskrities policijos darbas 2016 metais bus orientuojamas atsižvelgiant į aktualias kriminogeninės problemas apskrityje, itin didelį dėmesį ir toliau skiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų tyrimui, kovai su neteisėtu disponavimu akcizais, apmokestinamomis prekėmis, eismo saugumo užtikrinimui, smurto artimoje aplinkoje atvejams, proceso ekonomiškumui. Didelį dėmesį skirsim nukentėjusiems. Mūsų rūpestis dėmesys žmogaus problemams. Noriu pabrėžti, kad Kauno apskrities policijos svarbiausi uždaviniai yra, buvo ir bus gyventojų lūkesčius atitinkančių paslaugų teikimas, gyventojų saugumo užtikrinimas. Tikimės ir toliau sulaukti gyventojų, socialinių partnerių paramos policijos iniciatyvoms, kad mūsų apskrityje žmonės jaustųsi saugus, galėtų ramiai gyventi, dirbti ir mokytis. Kiekvienos dienos darbų siekime ir sieksime įrodyti, kad esame verti jūsų pasitikėjimo. Sakoma, kad kuo lengviau pasiekiamas tikslas, tuo mažiau jo siekiama. Mūsų tikslai dideli, o noras visą tai įgyvendinti dar didesnis. Tad diskutuokime, siūlykime, tarkimės ir žinoma, toliau dirbkime. Nuoširdus ačiū Jums.